teisinga būtų sakyti, kad optimaliai pasiplanuoti vizitą pas gydytoją. Ir tai reiškia, kad mes turime paplanuoti, kad mums gydytojo prireiks, neatidėlioti iki paskutinės minutės, kai pasidaro labai baisu ir reikia čia ir dabar, kai būna savaitgaliais arba naktį. Pasiplanuojam tą vizitą vėlgi. Viskas labai nuo savijautos priklauso. Jeigu žmogus net ir nusimušęs temperatūrą, guli paslikas, negali išlipti iš lovos, arba jeigu vaikai yra išblyškę, pilki, išberti, tai be abejo pirmom valandom, ir ypatingai jeigu nestebim, kaip minėjau, pagerėjimo pavartojus vaistų, tikrai reikia kreiptis į medikus ir reikia tai daryti greitai. Bet jeigu mes turim temperatūrą, nusimušame ją, jaučiamės puikiai ir šiaip bendrai paėmus gyvybinės funkcijos yra geros, nedūstame, viskas gerai, per 1-2 valandas nuo karščiavimo lėkti pas gydytojus nėra ko, nes nei kraujo tyrimai labai kažką parodys, nei plaučių nuotrauka tikėtina, kad nebus informatyvi, tai tiesiog, jeigu jaučiu, kad visgi sergu, pasiplanuoju vizitą po dienos, po 2, sakykime, ir priklausomai nuo būklės reaguoju. Jeigu būklė ženkliai pagerėjo, viskas eina, praeina, galime atsišaukti vizitą. Anodaktaras.lt